Baigsis mano šiandien lendimai tarp eilių. Lemba, esu sukresta. Ką tik su savo mocu taip džiu, nes durnelis. Nu ir kas čia per keliautojai. Nes jūs nežinia, kodėl laiko tokius tarpus, taip ir gaunasi. Va, kokie tarpai. Čia lemba autobusas telpa. Ir važiuojam. Nežinau, ko bijau, bet drebaliukas krečia. Išsimiegot, atrodo, išsimiegojau. Pavalgyt, atrodo, pavalgiau, bet tiek senai davažiavau kažkur toli, kad dabar baisu. Lemba kaip jaučia šoninės tašės uždėtas su svoriu. Reikia atsargiai, reikia nepamiršti, kad aš dabar su atsikišusiam tašėm jas prižvilgt, kad nepamest, bet šiaip neturėčiau. Didesnė problemytė gali būti, kad pradės nuo dusliarkės tirpt tašės apačia, nes taip laivai užsidėjo. Reikia ant posūkių atsargiai, per daug neužsiguldyti. Baigsis mano šiandien lendimai tarp eilių, tarp juostų, tarp maškių. Iš tikrųjų, nežinau, kam aš tą navigaciją dabar įsijungiau, vis tiek žinau, kaip nuvažiuoti iki Kauno, o Kaune jau reikės juos tinkamai nusukti. Galvoju važiuoti Panemunę. Vakar vakare susikroviau, kas vakare naktį visai susikroviau savo tašes ant moco. Varysi, tipo, į garažą. Nei šalmo, po maikės. Tai taip moca sutampė. Ir galvoju, okei, dabar persikraustam ryte tašes naujai. Nes vieną tašę prisikroviau, ten visokie balionėliai, maistas, vanduo ir panašiai, o kitą tašę šonės groviau rūbus, basutės, dar kažką. Ir aišku, kad svoriai to lygus nesigavo ir tada hop, žiūriu, tik tai mėto mane. Biškelį persidėjau dabar, bet vis tiek ne kažką ir nežinau. Pažiūrėjau šįrytį savo mocą ir galvoju, kokio velnio tiek aš visko prisikroviau. Kadangi planuoju nakvot palapiniai, tai taip jau gaunasi, kad daug visokių šmutkių gaunasi. To galvoju daug filmuot, tai esu pasiemus visokius pakrovėjus, šudeliokus, kompą, hardą ir panašiai, kad galėčiau kuo labiau sukaupti, nes taip, tai nežinau. Nu, aišku, pagrindinė problema yra, kad įsikrausiu seną kamerą, tai tada trauksiu turbūt GoPro. GoPro laikiklis. Įtariu bus nuo moco, nes kitą turbūt nepaėmiau, dabar galvoju, dar netoli namo, bet jau tikrai negrįšiu, žiauriai vėlai išvarau. Ne pagal planą. Aš galvoju, būtų idealu kokią 8 pajudėti iš namų, o aš 8 tik būdinausi, nes 2 nuėjau miegoti. Palieku Vilnių. Sakiau, nelysiu tarp eilių, bet čia prie Vingio parko geležekė negalėjau neįlysti. Širdis neleido neįlysti. 10 valandų aš tik iš Vilniaus. Lemba, kaip vėlu. Žiūrėsiu, kaip seksis, kaip su prognozėm, kaip viską, nes dabar kiek žiūrėjau, jau taip suprastėjo orai prognozės, kad ne kažką šeštadienį jau lietų, sekmadienį visur lietų. Negana to, kad vakar žadėjau susitempt grandinę nuvaryti ir pamiršau. Buvo tokia įtempta darbų savaitė, kad šakės. Lemba, kaip užstabdė. Kaip reikėjo kalt ant stabdžių. Eina šiknon. Ir čia tai pasikišė.
Ui. Lemba, galvojau, įleisi tu mane, bet neįleisi tu manęs. Čia labai gražiai galima važiuoti. Va, taip, taip. Tarp eilių. Nes jūs nežinia, kodėl laiko tokius tarpus, taip ir gaunas. Va, kokie tarpai. Nu, čia blemba, autobusas telpa. Jo, mano pasakymas, kad nevažiuosiu tarp eilių, baigęs tuo, kad aš važiuoju tarp važiuojančių mašinų. Tarp judančių. Koks čia važiavimas? Avarija. Okei. Reikia persirikiuot. Bumt buvo, bumt. Taip, bandom lysti ir čia? Bandom. Policija. Nu, okei. Gal nestabdyt manęs? Nu, lysk. Va, pabūš geras žmogus, gal policija labai nepyks ant manęs, kad aš tarp jos suvažinėju. Lemba. Nu ką, tik dabar aš iš Vilniaus išjudu, dar reikėjo gerų 5 minučių dėl tos avarijos. Bet viskas atrodo cool. Aš nežinau, kodėl aš vakar gal išsigandau to, kad mane sumėtė taip. Tiesiog važiuojant ten 20 metrų man reikėjo nuvažiuoti, nu daugiau biškelį. 5 metrų reikėjo nuvažiuoti ir mane sugebėjo sumėti dėl tašio. Aš įtariu, kad dėl tašio, nežinau dėl ko kitą galėtų. Reikėjo iš Vilniaus pravažiuoti tuo tokiu metu, kad dar biškelį pasikišę. Ir viskas, visos baimės važiuoti, nukrito, viskas tvarkoj. Žiūrėsiu, kaip iki Kauno bus. Gal Kaune vėl drebėsiu. Ypač kai nežinau tiksliai, kur važiuoti reikės. Esu kažkada varius, bet tada neturėjau jokios navigacijos. Galbūt telefoninę ausinės gal buvau įsidėjus, kažkas tokio. Bet šiaip realiai nieko daugiau. Jo, tai dabar įsijungsiu navigaciją, tai turėtų viskas tvarkoje būti. Tiek jausi pasakos, tiek va telefoną. Tiek telefoną prieš akis turiu, tai viskas turėtų būti tvarkoje. Dabar tik tais pergyvenu biškelį dėl savo tašės, bet dar nemanau, kad bus tiek įkaitę. Nors čia biškelį pastoviniavau. Reiktų gal stot pasižiūrėti, ar netirpsta tašė. O tai man pasileisti viskas ant grindinio. Dar baisiau būtų, jeigu užsidegtų, tai čia visai šikna turbūt būtų. Lemba, esu sukresta. Ką tik su savo mocu taip nes durnelis. Žodžiu, aš važiuoju Kauno ribose gerokai greičiau negu šiaip galima. Važiuoju greitesnę juostą, fūrą pirmoje juostoje jau kaip ir, neaplenkiau, o jau galėčiau persirikiuoti už jos, pasižiūriu, veidrodėlį pasižiūriu, už nugaros nieko nėra, reikiuosios ir tuo momentu Britva taip žum per vidurį. Eikit savo, aš tik vos sureagavau, mocas tik dun. Peršikau, galvoju, va dabar tai jau krisiu. Ir aišku, normaliai, ir tas mocas stabilus ganėtinai. Išlaikiau lygsvarą, viskas tvarkoja, nebuvo ten ant tiek baisiai, bet jeigu aš jo būčiau nepastebėjus, arba būčiau vos anksčiau užkišus, viskas, mes ten tai būtumėm išsitaškę. Lemba, tie dalbajobai su Britvom tai yra nesveiki. Tarp eilių tokį greičių varyti. Nežinau, aš ten variau kokią 110, 120. O tas pro šalį pralekia kaip pro stovinčią, tai kokią porą šimtukų galėjo būti. Gal ne tiek, bet viens kokie 8, tai
Nu jo, dabar suprantu, kad žmonės būna pikti ant motociklininkų. Jeigu taip važinėtų, tai šiknon. Ką, svetimam mieste gal nereikia tarp eilių landžiot, tai reikia kažkaip gražiai pravažiuot gal. Pasistengti. Jau nusukau link Jurbarko, tai... Nu, vat, būčiau žemėlapį pasižiūrėjus, kur koks posūkis, tai čia vat atsimenu plius minus jau viską. Ir nuorodos labai yra visur Jurbarkas. Tai daryti kur nors topuką ar varyti kokios pirmosios pilies. Neužsižymėjau nieko, tai... Nu, pasižiūrim, kas čia gero. Ui, nice. Čia Raudondvaris turėtų būti. Esu buvus prieš kelius metus, prieš 3 metus. Prieš covidukus visus dar. Čia yra toks dvaras. Jo, ir Liepos pabaigoje tada varėm su mocais po rytinę Lietuvos dalį. Nors Kaunas ne į temą. Nu, bet žodžiu, jo, kažkaip mes nuvarėm į Kauną, iš Kauno tada leidomės ją pačią, gavos pietinė dalis visą Lietuvos, tada rytinė dalis iki Biržų ir Biržuose nusprendėm, kad okei, gana jau, varom namo. Aš tai norėjau visą Lietuvą apvažiuoti tada. Bet ne vieną variau, tai taip ir gavos. Tai va, kas būtų šiandienos tiksle, tai gal pakeliui sustot prie kokios pilies čia Panemunėj, bet šiaip pasigrožėti vaizdais. Jeigu nepasikeis kažkokie tai planai, kažkas nenutiks, tai planuoju nusukti šiek tiek į Ventės ragą, tenai pasižvalgyti, pasidžiaugti, pasidaryti kokią nuotrauką, tada varyti Klaipėdą ir keltis į Neringą. O Neringoje nakvoti Nidoj kempinge. Taip ir neišsiaiškinau. Reikėtų gal kažkur užklausimą duoti, ar yra mokamas parkingas Nidoj ir visoje Neringoje mocam. Ar, sakykime, statyti paprastą vietą, nesuk galvos ir susimokėti, nes vis tiek yra mokamai, ar tada ieškoti kažkur priglaust, kad niekam netrukdytų ir nemokėti tiesiog, nu, žodžiu. Nes Klaipėdoj, tipo, skaičiau, kad Klaipėdoj, Palangoj nereikia mokėti motociklam, jeigu neužima parkavimo vietom. Jeigu tas pats galioja ir Neringoj, tai būtų visai nieko. Bet aišku, ten prikišta visko būna, tai dar neužsidaręs kaip ir sezonas, tai varom dabar iki Vilkijos 19 kilometrų. 1. Aš šiandien noriu ramiai ir be trikdžių didelių nuvaryti į Nidą, nespėjau noro. Aš šiandien noriu ramiai. Toks noras turbūt buvo. Okei. Ramiai, tai ramiai irgi tinka. Aš taip iš Kauno išvažinėjau, galvoju, blemba, juk Kaune aš kažkur buvau sustojus. Nu, kad čia ne Kaunas, o Vilkija jau. Va, turiu savo keltą. Dėl aš praeitą kartą jo nemačiau. Gal čia nesenas reikalas iš tikrųjų. Arba tiesiog jisai neplaukė tuo metu, nes dabar tai kol aš čia stovėjau, aš čia turbūt ilgai stovėjau, blemba.
Koksai vilkas. Nice. Čia prasidės gražesnis, įdomesnis kelias. Nebežinau, ar aš čia bestosiu prie tų pilių, nes blemba jau 12. Kada šitą nedą nuvarysiu, tai... Arba ventės ragą reikia atšaukti, jau tada tiesiau lėkti kažkur, nu, žodžiu. Aš čia esu važiavus vieną kartą dar su banditu, priešingą pusę variau tada, iš Pajūrio į Vilnių. Tai buvo kokiais 18. O šitų tarpinių greičio matuoklių taip lemba belia kiek pristatyta. Dabar 7 kilometrai. Ima į galą. Nice! Woo! Namie, žodžiu, prisipirkau belia kiek priemonių priežiūros grandiniai. Turiu gal 2 rūšių, ar netgi 3 rūšių grandinę sutepimui. Bet neaišku, į kelią taigi nieko nereikia, o kam čia? Reikia pasimti tepalus, sutepti grandinę, nes čia aš nuvažiuosiu apie 300 km. Daugiau gal gausis, nes jeigu į Ventės ragą suksiu, tai, nu, ne kažką tada bus. Jo, atsigeriau kavos ir visai kita kalba, visai kita nuotaika. Aišku, visai kiti vaizdai. Bet jo, reikėjo ryte išgerti kavos. Dabar į termosiuką pasidariau kavos. Sustojau, va čia dabar Vilkijai. Galvoju, atsigersiu aš tos kavos. Į termosę dar belia kaip karšta, tai žiūriu kavas, žodžiu, iš aparatų, kur klubo nariams ten pigiau, tai galvoju, juk aš pirkau kažkada čia ir žiūriu, jo, turiu 5 kavas, tai jeigu papuls per šitą kelionę, tai įtariu išsigertos 5 kavos ir mano viryklė, kuris stovi ten su kava tikrai ir termosiukas laukia prastesnių laikų, aišku. Bet nieko, gerai šoviau tokią saldžiušką gerą. Tai dabar vat, ir energijos, ir laimės davė man. Žodžiu, vakar kaip sufeilinau, buvau nustačius, iš anksto buvau įkėlusi į YouTube video porą ir nustačius, kada jie pasileistų. Nu ir tvarkoju, ir aš taip galvoju, šiandien panašiai apie 12 valandą pasileis naujas video. Vakar kraunusi daiktus. Ir žiūriu, iššoka komentaras po video, galvoju, čia, kodėl? Žiūriu, pasipostinęs video, o nepažiūrėjau, kad ten 12 AM pasipostis, o ne PM. Tai žodžiu, ir toks fail, dabar visą savaitgalį nebus naujo video ir aš tik grįžus pradėsiu galbūt montuoti. O šitas jaučiu pasirodys kažkas link sezono pabaigos ar netgi žiemą. Bet gal ir gerai. Nusitęs turinio biškelį ilgiau. Nu gražu, čia galima gal nusifotkint prie šito, ne? Ui, davai padarom nuotrauką. Kaip čia gražu! Nice! Woohoo! Woo! Nice! Kas čia per keliautojai? Nice! Ką jūs gero?
Rodė kažkur, kad policija bus, o kur jinai bus? Čia visai šalia, lyg neskubė. Gal ir prareiduos čia mane? O, kai gražuma, eik tu sau. Vau. Koksai tiltas. Nu va, susikukuliavau pasikeist kamerą. Iki Jurbarko datraukiau su savo sena. Toliau judam su GoPro. Nuo Jurbarko išsikrovus mano pasikalbėjimo įrangai, lieka tik tais GoPro, kuris neturi papildomo mikrofono. Kas belieka, tai džiaugtis miesteliais, gamta, miškais, pievom, vaizdai tik tai sukasi, ko daugiau ir benorėtų. Tad suku kilometrus ir judu miestelis po miestelio link Ventės rago. Nežinau kaip jums, bet man patys geriausi vaizdai atsiveria, važiuojant per tiltus, atsistojus. Jums gal irgi? Jei taip, palikit komentarą tiesiog apačioje. Kokią vasarą, jeigu nėra fotosesija su šienu? Nu kokią. Aišku, kad ir dabar matom. O taip, čia viena iš jų. Na, bet dėl skonio nesiginčiam, taip? Tu turi tokią fotosesiją? O gal norėtum? Padarom? Nemanau, kad taip turėtų varstytis jisai.
ventės ragas paliekamas, bet didesnių vaizdų, blemba, kaip išsikrovė telefonai, powerbankas neveikia, mano pasirodo, dėl to aš jo nenaudoju. Toliau pakrovėjas irgi svaigsta. Įjungiau aš muziejui, man pakrauna 1% ir viskas. Aš kokią valandą prasipasčiau aplinkui, nekrauna. Ir aš jau tokia praradus viltį biškelį. Mano kuras baiginėjas. Aš bandau dabar tą traukti iki degalinės artimiausias. Žodžiu, tas nusukimas į ventės ragą man biškelį toks visiškai ne į temą ir sugaištas laikas veltui absoliučiai. Nu kas, pakimarinau aš ten, bet dar labiau prasinervojau, nes neveikia pakrovėjas mano. Tai žodžiu, degalinėje reikia bandyti naują laidą gal. Reikia laidą pasimti naują, reikia užsipilti kuro. Ir reikia šauti į Nidą, viskas, baigta. Apsistot, pasistatyti palatkę ir tada ramiai savo atsipalaiduoti, nes dabar tai esu eilinį kartą susinervavus ir... Bet laidas nuo mano moco kaip ir krauna dabar, bet nestipriai, aišku. O dabar nekrauna jau. Blemba, pajudinu, ne? Ne, krauna. 7%. Krauna reiškias. Nes parsinešiau telefoną su 1%. Tai kažkaip... kaip gražu. Seną kamerą šiek tiek pasikrovė, kol važiavau, nuo kur aš čia... Nuo Šilutėje turbūt aš pasijungiau krauti iki... Tenai įsijungiau krauti kamerą ir biškelį atrodo įsikrovė iš powerbanko, tai gal tikrai laidai prasti, nežinau, baisu. O kas čia? Degalinė, bet jinai nedirba. Oh my gosh, kodėl? Nu gražu kaip. Yra tikrai gražių pastatų. Yra netokių gražių pastatų apleistų, bet... Nu ką, atvykome. Sveiki. 787. O. Dėkui jums. Visa.
Kažkaip man tos, jūrą matau jūrą. Reikės gal nuvaryti kokį kartą iki jūros. Kiek laiko važinėjus ir aš neįsimenu savo numerių. Tragedija. Sveiki. Matot numerius ar pasakyt? Ok. 787. AO. Kortelė. Kvito neturėjau gauti? Žinot, kai vienais metais gauni kvitą ir pakelia tau šlapavimą, tai kitais metais biškelį neramu, kad taip nepadaro darbuotojas. Ir aišku, aš ėjau pasiklausyti dar kartelį, ar čia viskas okei. Bet taip, tipo okei. Nu gerai, važiuojam toliau. Pasidalinkit savo patirtam. Jums pakelia šlapavimą važiuojant su mocu, ar ne? Vienais metais man kelia, kitais ne. Nu, žiauriai įdomu. Nice, kokia įlanka. Aš tengi galvojau nuvaryti. Nice, kaip čia padaryta įdomiai. Bet gal jau tada rytoj, šiandien reikia pasidaryti. Išspakuot palatką, susidėliot viską, atlaisvint mocą ir tada jau galės rytoj gastrolint. Netgi Neringoje yra tarpinio greičio matuoklis. Įtuomiai. Nice. O, čia keltukas kažkoks yra. Dviračius perkelia, faina. Kokia gerą dviratį turėti ir galima gastrolinti. Ten anoj pusėje aš važinėjaus. Dabar pervažiuoju kitą pusę. Tas durnai, kad visur mokamas parkingas. Nėra nemokamų vietų, net motocikluojant. Reikia bandyti nuvaryti ant molo, padaryti kadrą ir tada į kempingą. Nežinau, pro kur geriau važiuoti, bet bandau va čia. O, žiūrėkit, naktim draudžiamas eismas net. Vau! Net nežinau, jau kažkaip taip pavaryta. Kur aš čia išmindau? Kai užkišo. Ką čia tik nematyti reikia, ar kas čia per bairį? Čia reikės atvaryti. Keliu įdomu, iki 8 dirba. Kas čia darosi, kas čia vyksta? Galima šiandien čia įvažiuoti. Tai galima.
Čia, žodžiu, prasideda campings. A ne, ten toliau vis campings. Čia man eit. Ta prasme. Campings. Čia man eit. Maškas. Čia man eit. Gavau pamoką, kad nereikia vėlai atvažiuoti kempingus. Bet gavau šitą vietą, pasiparkavau, pasistačiau palatkę ir išvariau apžiūrėti Nidos. Vakaras buvo nuostabus, pasižiūrėjau kopas, pasižiūrėjau Nidą iš viršaus. Prie jūros tiesa taip ir nenuėjau, kažkaip pritrūko jėgų. Buvo nuostabus vakaras. Saulėlydis ir uostas ir šiaip visas judesys. Aš nesitikėjau, kad Nida yra tokia judri, tiek pilna žmonių. Vasarą, prieš tai visada nelabai sezonų būdavau arba vidury savaitės. O čia buvo ilgasis savaitgalis. Grįžtant, dar link kempingo einant, sutikau Laputę. Įdomu, kas labiau ko išsigando. Vakare pasiekusi kempingą supratau, kad miegos prie maisto mato, kuris žiauriai ūžia ir visą naktį nedavė pamiegoti. Jeigu tau patiko šitas video, spausk like, parašyk komentarą ir žiūrėk sekantį video, kuris bus į Latvijos pajūrį. Iki greito!